Tvarkyti savo pasiūlymus galite skyriuje Mano pasiūlymai, esančiame po pagrindinio tinklapio meniu. Norėdami redaguoti pasiūlymą, spauskite pieštuko ženkliuką. Įrašykite pakeitimus ir paspauskite Išsaugoti. Norėdami sustabdyti pasiūlymo publikavimo, paspauskite pauzę. Norėdami pašalinti pasiūlymą iš duomenų bazės, spauskite kryžiuką. Po to, kai jūs pridėjote pasiūlymą, sistema automatiškai ras jam sutapimą. Sutapimų skaičius matomas dešinėje pasiūlymo pusėje. Oranžinės spalvos skaičius rodo naujų sutapimų skaičių, o pilkas – bendrų sutapimų skaičių. Norėdami išskleisti sutapimų sąrašą, spauskite strėlytę. Paspaudę lango padidinimo mygtuką, jūs galėsite išfiltruoti savo pasiūlymus pagal datą, pakrovimo ir iškrovimo punktus ir krovinio tipus. Skyriuose Krovinių archyvas ir Transporto archyvas rodomi visi jūsų anksčiau patalpinti pasiūlymai. Norėdami dar kartą pateikti jau buvusį pasiūlymą, uždėkite ties juo varnelę, pasirinkite pakrovimo datą ir spauskite Pateikti. Skyriuose Įmonės kroviniai ir Įmonės transportas rodomi visi ankstesni įmonės pasiūlymai. Juos taip pat galite publikuoti. Jei dėl darbo tinklalapio jums kilo klausimų, kreipkitės tinklapio apačioje nurodytais kontaktais.